Sveiki mokiniai! Tikiuosi, kad dirbti su Python darosi vis lengviau ir smagiau. Ar atkreipėte dėmesį, kiek daug Python funkcijų jau išmokote? Išnagrinėjote daug pavyzdžių ir įgytas žinias pritaikėte praktiškai. Nuėjote iš tiesų nemažą kelią. Manau, kad Python kalbos pagrindus jau pavyko įsisavinti, tad galime judėti toliau ir aptarti dar daugiau šios programavimo kalbos niuansų. Praeitoje pamokoje išsiaiškinome, kad egzistuoja 4 duomenų struktūrų tipai. Sąrašai, lists, žodynai, dictionaries, rinkiniai, sets ir nekeičiami sąrašai, tuples. Na, o dabar panagrinėkime šių duomenų struktūrų pavyzdžius ir pritaikykime žinias praktiškai. Su sąrašais jau susidūrėme aptarinėdami kintamuosius. Pamenate pavyzdį su vaisiais? Vaisiai lygu obuolys, bananas, apelsinas. Sąrašą galime įsivaizduoti kaip dėžutę, kurioje sudedame įvairius duomenis – skaičius, tekstus ar net kitus sąrašus. Sąrašai visada rašomi laužtiniuose skliaustuose, o kiekvienas elementas atskiriamas kableliu. Turbūt taip pat pamenate, kad indeksavimas sąrašuose prasideda nuo 0. Tad jeigu rašysime print vaisiai 0, programa išves rezultatą obuolys. Kadangi prisimenėme tai, ką išmokome anksčiau, susipažinkime su nauja funkcija – append. Ši funkcija leidžia pridėti naujų elementų prie esamo sąrašo. Taigi, jeigu turime sąrašą vaisiai lygu obuolys, bananas, apelsinas, o kode prirašome ir vaisiai append persikas, mūsų sąrašas pasipildys dar vienu elementu ir print funkcija išspausdins tokį rezultatą – obuolys, bananas, apelsinas, persikas. Jeigu egzistuoja paprasta funkcija papildyti sąrašui, vadinasi turi egzistuoti ir funkcija pašalinanti elementą iš sąrašo, tiesa? Tikrai taip, o ši funkcija vadinasi remove. Tad jeigu parašysime vaisiai remove bananas, mūsų vaisių sąraše nebeliks bananų. Jeigu norėtumėte pašalinti tik paskutinį elementą iš sukurto sąrašo, tam taip pat yra sukurta patogi funkcija – pop. Kadangi mūsų sąrašas sudarytas iš obuolio, banano, apelsino ir persiko, panaudoję tokį kodą vaisiai pop, sąrašą sutrumpinsime ir jame persiko nebeliks. Jeigu prireikia pakeisti vieną sąrašo elementą, tą padaryti yra taip pat labai paprasta. Tarkime, norėtume, kad sąraše būtų ne apelsinas, o kriaušė. Kadangi, kaip jau žinome, indeksavimas sąraše prasideda nuo 0, apelsinas šiuo atveju yra 2. Taigi rašome vaisiai 2 lygu kriaušė. Ir mūsų sąraše vietoje apelsino atsiras kriaušė. Manau, kad galime judėti toliau ir pradėti nagrinėti kitą Python duomenų struktūrą. Tai yra žodynus, angliškai dictionaries. Python žodynuose duomenys saugomi poromis. Juose yra raktas, angliškai key, ir reikšmė, angliškai value. Galime įsivaizduoti žodyną kaip knygą, kur kiekvienam žodžiui, tai yra raktui, yra priskirta reikšmė. Tarsi apibrėžimas. Pavyzdžiui, galime sukurti žodyną, kuris saugo žmogaus informaciją. Pavyzdį matote ekrane. Šiame pavyzdyje vardas, amžius ir miestas yra vadinamieji raktai, o Jonas, 25 ir Vilnius reikšmės. Beje, atkreipkite dėmesį, kad kuriant žodyną naudojami riestiniai skliaustai. Norėdami išspausdinti visą žodyną, naudojame gerai pažįstamą print funkciją – print asmuo. Python žodynai yra labai naudingi, kai norime susieti duomenis poromis ir greitai gauti reikšmes pagal raktą. Norėdami gauti konkrečią reikšmę, naudojame jos raktą. Taigi tokia komanda print asmuo vardas spausdins asmens vardą – Jonas. Žodynui galima lengvai pridėti naują raktą ir reikšmę. Tarkime, norime pridėti naują raktą, profesiją ir jos reikšmę – mokytojas. Tokį rezultatą pasiektume įrašę tokią komandą, kurią matote ekrane, su profesija laužtiniuose skliaustuose ir mokytojas po lygybės ženklo. Taigi, jeigu spausdinsime print asmuo, programa spausdins asmens vardą, amžių, miestą ir profesiją. Jei norime pakeisti esamą reikšmę, užtenka priskirti naują reikšmę tam pačiam raktui. Tarkime, miestą iš Vilniaus norėtume pakeisti į Kauną. Tai reikėtų įrašyti miestas laužtiniuose skliaustuose ir Kaunas po lygybės ženklo. Ištrinti elementus žodyno yra lygiai taip pat paprasta. Tam pasitelkiame del funkciją.
Pavyzdžiui, norėdami iš žodyno ištrinti asmens amžių, rašysime tokią komandą, kurią matote ekrane. Sparčiai keliaujame toliau. Link kitos duomenų struktūros – rinkinių, angliškai sets. Python rinkiniai yra duomenų struktūra, kuri saugo unikalius elementus, be pasikartojimų ir leidžia lengvai atlikti įvairias matematinės operacijas, kaip sąjungą, skirtumą ar sankirtą. Rinkinys sukuriamas naudojant riestinius skliaustus arba set funkciją. Svarbu žinoti, kad rinkiniai neleidžia dubliuoti elementų, todėl automatiškai pašalina pasikartojančius. Štai rinkinio pavyzdys. Vaisiai lygu obuolys, bananas, apelsinas. Komanda print vaisiai mums išspausdins visą rinkinį. Taip pat galime naudoti set funkciją, kurią matote ekrane. Kadangi rinkiniai automatiškai ištrina besidubliuojančius elementus, galime naudoti sąrašą ir greitai paversti jį į rinkinį be jokių pasikartojimų. Pavyzdžiui, mūsų sukurtas sąrašas turi besikartojančių skaičių. Skaičiai 1, 2, 2, 3, 4. Įtraukime funkciją set, kad sukurtume rinkinį, kuriame skaičius 2 nepasikartotų. Skaičiai set 1, 2, 2, 3, 4. Tolimesniems pavyzdžiams vėl pasitelkime vaisių rinkinį iš obuolio, banano ir apelsino. Prie šio rinkinio galime pridėti naują elementą, naudodami add. Vaisiai add persikas. Įvykdžius šią komandą, mūsų vaisių rinkinys pasipildė persiku. O jeigu norime jį pašalinti, naudojame remove arba discard. Verta atsiminti, kad discard funkcija nesukels klaidos, jei elemento nėra rinkinyje. Tarkime, norime iš savo rinkinio pašalinti bananą. Rašome vaisiai remove bananas. Dabar apžvelkime, kaip atliekamos matematinės operacijos. Pradėkime nuo sąjungos. Sąjunga sudeda du rinkinius ir pašalina besikartojančius. Tad jeigu turime tokius du rinkinius A lygu 1, 2, 3, B lygu 3, 4, 5, kur abiejose pasikartoja skaičius 3 pasitelkus funkciją print ir užrašius A tiesų brūkšnį ir B, tai yra print AB, rezultatas bus 1, 2, 3, 4, 5. Sankirta parodo bendrus elementus tarp dviejų rinkinių. Ja surandame naudodami šį simbolį. Print AB. Įvedus šią komandą, programa mums parodys, kad pasikartoja skaičius 3. Na, o galiausiai skirtumas parodo elementus esančius tik pirmajame rinkinyje, bet ne antrajame. Jam surasti naudojame minus ženklą. Print A minus B. Nepamirškite, kad sąrašas ir rinkinys Python kalboje yra du skirtingi duomenų tipai. Kuo jie skiriasi? Visų pirma, sąrašui sudaryti naudojame tik laužtinius skliaustus, o rinkiniui riestinius. Sąrašas gali turėti pasikartojančių elementų, o rinkinys juos automatiškai ištrins. Galiausiai, elementai sąraše išlaiko savo tvarką, tai yra, kaip juos pridėjote. Tokia tvarka jie ir bus, o rinkinyje jie nėra išlaikomi jokioje konkrečioje tvarkoje. Paskutinė duomenų struktūra, su kuria susipažinsite, vadinasi nekeičiami sąrašai, angliškai tuples. Kuo jie skiriasi nuo įprastų sąrašų? Viena svarbia savybė – jų reikšmių keisti negalima. Tai reiškia, kad kartą sukurtas tuplas liks toks pats per visą programą. Štai 3 pagrindinės nekeičiamų sąrašų savybės, kurias būtų naudinga atsiminti. Užrašymui naudojami apvalūs skliaustai. Elementai yra nekintami, jų negalima pridėti, pakeisti ar ištrinti. Naudojame tais atvejais, kai norime, kad duomenys liktų nepakitę. Sintaksė yra labai paprasta. Užrašymui naudojame apvalius skliaustus. Spalvos lygu raudona, žalia, mėlyna. Arba jei norime paversti paprastą sąrašą nekintamu, įterpiame tuple funkciją. Pavyzdžiui, turime sąrašą su laužtiniais skliaustais. Spalvos lygu raudona, žalia, mėlyna. Jei norime paversti šį sąrašą į nekintamą sąrašą, kodą užrašome taip. Spalvos lygu tuple raudona, žalia, mėlyna. Jau artėjame link pamokos pabaigos. Mums beliko aptarti ciklus. Ciklai loops yra kaip užburtas ratas, kuris leidžia kartoti veiksmus daug kartų, tad jų nereikia rašyti vis iš naujo. Tai labai naudinga, kai reikia atlikti tą pačią užduotį kelis kartus su skirtingais duomenimis. Ciklai yra puikus įrankis padedantis automatizuoti pasikartojančias užduotis.
Yra dvi pagrindinės ciklų rūšis – for ir while. For yra ciklas, kuris kartoja veiksmus pagal sąrašą ar intervalą. Pavyzdžiui, norime apskaičiuoti visų skaičių sumą nuo 1 iki 100. Visų pirma, sukuriame kintamąjį sumą, kuris pradžioje yra lygus 0. Tai bus mūsų kaupiamasis skaičius, kuriame kaupsime visą skaičių sumą. Suma lygu 0. Tada sukuriame ciklą, kuris prasideda nuo skaičiaus 1 ir baigiasi skaičiumi 100. Kiekvieną kartą per ciklą kintamasis skaičius įgaus reikšmę iš range 1, 101. Tai yra bus 1, 2, 3 ir taip iki 100. For skaičius in range 1, 101. Kiekvieną kartą, kai ciklas pereina per kitą skaičių, mes pridedame šį skaičių prie kintamojo suma. Tai reiškia, kad mūsų suma nuolat didėja. Prieš rašydami sekantį kodą nepamirštame tinkamos indentacijos. Suma plus lygu skaičius. Galiausiai, kai visas ciklas pasibaigia, išvedame galutinį sumos rezultatą, kuris bus visų skaičių nuo 1 iki 100 suma. Print suma. Štai dar vienas pavyzdys. Tarkime, norime išspausdinti tik lyginius skaičius, kurie yra tarp 1 ir 50. Tai pasiekėme tikrinant, ar skaičius dalijasi iš 2. Sukuriame ciklą, kurį matote ekrane. Ir paprašome rezultato – print skaičius. Dabar panaudokime for ciklą žodyne su funkcija items, kad programa pereitų per visus žodyno elementus ir mums išspausdintų tiek raktus, tiek jų reikšmes. Nurodome, ką norėsime surasti. Šiuo atveju raktas ir reikšmė. Ir kur? Kadangi programa skaitys elementus žodyne, nurodome žodynas items. For raktas, reikšmė ir žodynas items. Galiausiai pasitelkdami print gauname norimą rezultatą. Print raktas reikšmė. Šiuo atveju dvitaškis tarp žodžių raktas ir reikšmė naudojamas norint atskirti ir suformatuoti tekstą, kuris bus išspausdintas. While ciklas leidžia kartoti veiksmus tol, kol sąlyga yra teisinga. Tai naudinga, kai nežinome, kiek kartų reikės atlikti veiksmą, tačiau žinome, kokiomis sąlygomis jis turi vykti. Iliustruokime tokį ciklą pavyzdžiu. X pradžioje nustatome kaip 0. X lygu 0. Nurodome, kad ciklas pradeda veikti, kai x yra mažesnis už 5. While y mažiau nei 5. Nurodykime, kad kiekvieną kartą ciklas išvestų x reikšmę ir padidintų ją per 1, x plus lygu 1. Kai x pasiekia 5, ciklas baigėsi, nes sąlyga x mažiau nei 5 nebėra teisinga. Print x plus lygu 1. Šiam kartui viskas. Nepamirškite, kad greičiausias ir naudingiausias būdas mokytis yra bandyti ir klysti. Rašykite savo programas, išbandykite funkcijas, ciklus, žodynus ir sąrašus. Žaiskite ir eksperimentuokite. O mes susitiksime kitoje pamokoje. Iki.